Užleiskime, taip. Taigi, prašome mikrofoną. Čia jau tikriausiai alaus. Prašau. Nuo Šiaurės Lietuvos magnatų, alaus, žemės ūkio, energetikos, norim įteikti klubui Pūga šį energetinį užtaisą. Galima bus po to naudoti kaip kūro baką. Prašom. Kiek litrų? 10. Čia galim porą valandų, taip, pratim ore. Nesvarbu, koks būtų oras, svarbu, kad jums neprapultų noras. Vyrams ilgai ir dažnai skraidyti, o moterims išnaudoti tą laiką, kai nėra vyrų, savom reikmėm. Taigi, pažiūrėsime, kaip veikia. Jeigu išgėręs nenugrius, reiškia gerai. Taigi, paplokime už šaunę dovaną. Нифига себе зона! Atidarysi tau duris. Taigi, kviečiame toliau pasveikinti. Nežinom, ar dar yra norinčių. Yra. Va. Vidas Bedatas. Man galima. Tu kur eini? Katulika. Eina Vydas. Tu gyvas. Aukštatijos. Ateina. Ačiū labai už mikrofoną. Mano meilė. Matom. Labai prie jūsų tinka plaukų. Taip, mėly draugai, mėly Pūgos klubo nariai. Labai norėjom įteikti dovaną, bet kaip jūs visi žinot, Vilmantai, kur Vilmantas? Čia? Jo, mūsų kažkada buvęs 5 vandenyno klubas subirėjo į daug gabaliukų. Ir dabar mes sprendėme problemą, kaip čia jūs pasveikinti. Ir dėl to jums iš principo labai pasisekė, nes mūsų dovana susiskaldė irgi į daug gabaliukų. Tai va šitą mėlyną dėžutę, žinokit, sugalvojom mes jums įteikti nuo keliautojų klubo. Aš net nežinojau, kad aš skraidančių keliautojų klubo. Tai ne paskutinis klubas, kurio narys esu aš. Šiandieną jūs dar mane išgirsite ne kartą, ko gero. Bet ko gero tai ir smagu, kad yra daug puikių klubų Lietuvoje moto parasparnistų. Ir kad visų atstovai šiandieną dalyvauja jūsų šventėje. Dabar aš noriu nuo mūsų keliaujančių parasparnistų klubo prezidento Bernoto. Ko gero jūs visi įtarėt, kad tai gali būti tik Bernotas mūsų prezidentu. Paprašyti jo paskaityti trumpą eilėraštį, kurį jis sukūrė pats.